Vilnius Tech linkmenų fabrikas ir jo erdvės, supinės ir laboratorijos. Einam parodysiu. Linkmenų fabriko angaras, jame vyksta patys įvairiausi renginiai, nutikimai, filmavimai ir panašus dalykai. Pats esu čia filmavęs ne vieną reportažą, esu filmavęs dronų varžybas, o dabar už šių užuolaidų slepiasi tokia studija. Studija, kuri apjungia virtualius pasaulius su realiais pasauliais ir čia vyksta televizijos, kino, vaizdo klipų ir reklamų klipų filmavimai. Čia, kiek žinau, filmuoja tiek klipus užsienio reperiai, tiek Vilnius Tech studentai. Taip, visiškai taip. Pabandyk daugiau į dešinę, kokią kairę, žinai. Va, jinai gyvai juda. Ir tai tas mažas ekraniukas, mes tą patį matom kaip čia, taip ir tenai. Kaip jam sekas? Labai gerai jam sekas. Jis tiesiog natūralas, jis žino, jis jaučia. Galėtų iš tikrųjų filmuoti, viskas čia pati pradžia. Štai ką gali padaryti For Real studija, LED ekranas ir kamera su specialiais jutikliais pakeičia visą cechą. Nereikia statyti Merkurijos planetos ir netikrų namų, viską galime generuoti realių laiku ekrane už manęs. Įsivaizduokit, kiek visko susitaupo, įsivaizduokit, kaip viskas yra paprasčiau. Susitiko du operatoriai ir turi apie ką pakalbėti. Tai padarysim pertraukėlę, kad jie spėtų išsiaiškinti, kas jiems įdomu ir pasakosim toliau. Ar jūs čia įsiprašėt, ar kaip jūs atrado, kaip studentas būdamas pradedi filmuoti tokią studiją? Mes esame iš kino klubo, mes universitete turim kino klubą ir aš esu pirmininkas ir mes susisiekėm su Rūta ir jinai kaip mus priėmė kaip tokį prieglobstį ir dabar dalina praktikas mums ir mes labai laimingi. Ja, Rūtos priglaudėlėje esate. Mes vadinam kaip linkmenų mama, tai mus visus prižiūri jinai. Nesenai filmavo muzikinį klipą iš Tamsta garažo, kur grupė laimėjo praeitais metais. Tai aš buvau fokus pulleris, tai man teko padirbti su įranga, su kuria gyvenime nesu dirbęs, tai man labai patiko. Ką jaučiatės išmokę čia filmuodami? Aš asmeniškai labai daug išmokau su šviesom ir kamera dirbti, nes buvo džiugas mūsų linkmenų operatorius, labai daug išmokau būtent su kamerom, taip ką filmuoti ir kadruotis, kaip atsirinkti. Taip pat labai gera praktika buvo čionai. Jo, tai išmokom viską nuo pačių filmavimo aikštelėje, bet man kas įsiminė, viena frazė, kur pasakė, kad jeigu išgirsti, kai šaukia tavo vardą, tai reiškia, kad tu pavėlavai. Aš atsimenu, kai buvau studentas, šitą pastatą dar tik tai statė, o dabar jame galima viską konstruoti ir žaisti. Visai noris pabūt, pagrot, bet einam dar ką parodysim. Kodėl mes esame ne fakultetas? Dėl to, kad mes apjungiam visų studijų krypčių studentus į vieną padalinį, vieną erdvę, kur nepriklausomai ką tu studijuoji, gali naudotis laboratorijomis, vystyti savo projektus, ir mums nėra taip svarbu, kokiam tu fakultete studijuoji, mums labiau svarbu, ką tu nori pagaminti. Einam pažiūrėti į šitas įdomias erdvės, kurias turit. Elektronikos cechas. Sveiki. Sveiki. Aš linkmenuose ir atsiradau, nes profesorė pasiūlė vietoj laboratorinių darbų atlikti vieną savo projektą ir aš sumaščiau, kad reikia paimti iš vienkartinių elektroninių cigarečių celes, jas sugrupuoti, surinkti į komplektus ir pasidaryti savo powerbanką, kuris būtų 10-20 kartų pigesnis negu bet ką gali nusipirkti rinkoje. Plius puikiai patirtis išmokti kažką pačiam. Parašiau postą į Saulėtekio grupę, sakau, gal kas turit užkaupę. Surinkau kelis šimtus, jas visas kroviau. Ganėtinai vargingas darbas, bet manau apsimokėjo. Geras. Ir šitą užskaitys projektą kaip laboratorinį darbą, kaip ką, nereikės rašyti kažko? Tai vietoj 5 laboratorinių viso semestro užskaitė, gavau 10 ir esu patenkintas. Pagarba. Mane prigąsdino, kad šis paspirtukas, surinktas iš įvairių perdirbtų dalių, yra labai galingas, traukia netgi daiktus į šalis ir sakė atsargiai, pabandom. Normaliai. Opa! O, jeigu geras garsas. Biškai pagazuoju. Negalima ražyti saulį tikriausiai viduje, ne?
Dar viena laboratorija, 3D cechas, 3D spausdintuvai ir studentai čia dirbantis. Labas. Sveiki. Ką veiki? Parašiau namelius urbanistiniam maketui, architektūros studijom. Tai mes turime platformą, kur studentai gali užsiregistruoti ir prie 3D spausdintuvų, lygiai taip pat ir prie lazerio. Architektai labai dažnai naudoja lazerį, nes tai yra labai gera priemonė pačiam pagrindui sukurti, nes galima lazeriuoti, sakykime, reljefą iš skirtingų sluoksnių, tai ir medžiagų, pavyzdžiui, kartais būna iš organinio stiklo, iš faneros, iš kartono. Ir vėliau jau, pavyzdžiui, atėjus 3D galima susikonstruoti, sakykime, savo pastatus, ar, sakykime, jeigu tai būtų architektūra, tai didesnė mastelėje, kur jau galima pamatyti visas architektūrinės išraiškas, ar jeigu tai yra urbanistiniai maketai, tai jie yra smulkesnė mastelė, mažesni. Ar dažniausiai savarankiškai viską žinai, kaip čia naudotis visais dalykais, ar reikia prašyti pagalbos? Labai gerai, kai yra visą laiką pagalba šalia, nes būna ir netikėtų situacijų, arba kartais reikia pasitikslinti, kaip įgyvendinti sudėtingesnius projektus, kurie reikalauja daugiau iš manęs, bet vis tik dalį technologijų, kai jau valdai, tai tada daug lengviau ir pačiam sutvarkyti ir tos pagalbos tiek nereikia. Fotostudija, vėlgi studentams. Garso studija, vėlgi studentams. Kokių sričių studentai dažniausiai ateina čia į metalo dirbtuvę? Na, tai dažniausias studentas tai yra mechanikos inžinerija, taip pat ir suvirinimo studentai, pavadinkim, ir visi kiti, kurie domisi kažką pagaminti iš metalo. Na, vėlgi, mums nėra labai svarbu, ką tu studijuoji. Jeigu turi kažkokių idėjų, kurias gali pasigaminti, tai tada tą studentai čia ir atlieka.